Šviesa vardu labai nuoširdžiai noriu padėkoti visiems autoriams bei visiems prisidėjusiems prie šios knygos. Tai, kad jinai šiandien čia yra pristatoma, kad švenčiam jos atsiradimą, tai yra iš tikrųjų, aš manau, didelis nuveiktas darbas. Pirmiausia, tai yra pirmoji Lietuvoje enciklopedija apie sveikatą, kurią sukūrė mūsų garsiausi, žinomiausi ir nebejoju geriausi Lietuvos gydytojai. Versinių enciklopedijų iš tiesų buvo jau ne viena ir dabar yra knygynuose bent kelios. Ir tai iš tikrųjų leidykla įkvėpia, kad nejaugi mes lietuviai negalime išsileisti savo enciklopedijos. Ir prieš keletą metų kilo iš tikrųjų šitą idėją išleisti tokią enciklopediją. Tada dėka iš tikrųjų visų autorių, kurie susibūrė, iš tikrųjų sąžiningai atliko savo darbą. Šiandien mes turime šią knygą, kuri yra skirta kiekvienam šeimos nariui, tiek mažam, tiek dideliam. Ir nebejoju, kad šita knyga prisidės ir prie sveikos gyvensenos populiarinimo. Ir nebejoju, kad pacientai atėję pas gydytojus jau žinos daugiau apie sveikatą. Ir dabar norėčiau paprašyti profesoriaus Vaidučio Kučinsko, kuris kaip ir buvo visų autorių redakcijos pirmininkas, šiek tiek tarti žodį apie patį leidinį. Leiskite pasidžiaugti tikrai šitą gražią knygą, kurią jūs visi prisidėjot ją rašant ir galų gale leidykla išleido. Aš perskaičiau daugelį straipsnių, tie straipsniai man patiko parašyti šitoje knygoje. Arba, reiškia, jeigu aš turėjau kokią nors pastabų, tai ją aš įsakydavau autoriam ir vis dėlto knyga yra iš tikro skirta ne medicinos specialistam, o visuomeniai. Ir tai žinios pateiktos pakankamai originaliai, pateiktos prieinama forma, lengvai skaitoma ir žinios yra šiandieninės, moksliškai pagrįstos. Tuo jinai skiriasi nuo visų kitokių burtininkų knygų, kurių dabar, reiškia, prirašo daugybę. Dėl to manau, kad ši knyga taps kiekvienos šeimos, taip sakant, stalinė knyga, atsivers. Apie seksą čia gali paskaityti, apie visokias ligas, peršalimus. O jeigu blogai gydytojai gydys, jisai negalės susitarti su gydytoju, ras psichologo patarimus, kokios čia galimos reakcijos. O jeigu tai nepadės, tada paskaitys skyrių, kur yra teisiniai patarimai, reiškia, kur kreiptis į kokį teisininką. Na, o jeigu permastys visą tą, ar tikrai jo istorija ir jo liga, ar jo susirgimas yra unikalus, ar jo situacija yra tokia unikali, ar čia iš tikrųjų tik kartojasi istorija, tai pirmame straipsnėje apie medicinos istoriją ras daugybę žinių, kaip Lietuvoje medicina klostėsi ir iš tikrųjų sužinos, kad čia jis nėra pirmas egzempliorius pasaulyje ir kad visa istorija visą laiką kartojasi. Mūsų gyvenimas sukasi ratu, gimstam, mirštam, ateina kitos kartos ir vėl kartoja faktiškai tuos pačius dalykus. Dėl to šitoje knygoje mes apžvelgėm viską nuo to, kai pradedama nauja gyvybė iki mirties. Įvairius šio gyvenimo aspektus ir problemas, su kuriomis susidurime. O kaip gyventi sveikai, tai išdėsto irgi mūsų kolegos, specialistai, visuomenės sveikatos specialistai, kaip maitintis, ką valgyt, ko nevalgyt, ką gert, ko negert. Linkiu jums visiems sėkmės ir skaitykime ir džiaukime šitą enciklopediją.
žodžių tiek apie enciklopediją, tiek kaip sekėsi kurti, tars profesorė Gražina Draskienė. Šeima, mes ją turime prieš akis tokią, kokią mus mokė, kaip mus mokė suprasti šeimą tėvai, mūsų seneliai. Ir mes tikrai žinome, kad sveikame kūne yra sveika siela. Taigi akademinė bendruomenė, autorių kolektyvas, kurie parengė kartu su leidykla Šviesa šią šeimos enciklopediją, iš tikrųjų padarė tokį didelį ir gražų darbą, sudarydami galimybės mūsų Lietuvos šeimoms priartėti prie sveikatos tų tokių optimalių rodiklių. O jeigu bus sveika Lietuvos šeima, bus sveika Lietuva ir bus prielaidos ir moralinėms vertybėms atsirasti. O mūsų kaip autorių kolektyvas, kaip akademinės bendruomenės dalis, iš tikrųjų, manau, parengė gražią dovaną Lietuvai prieš Kalėdas, nes Kalėdos jau čia pat ir kiekviena Lietuvos šeima pagal galimybės iš tikrųjų galės įsigyti šitą gražų leidinį. O mums autoriams, manau, pati didžiausia padėka tai yra tai, kad knyga vienintelis dalykas, kuris turi išliekamąją vertę. Galima žinių susirasti internetuose, galima visur, kur tik nori, tačiau kai paimi į rankas knygą, iš tikrųjų tu supranti, kad štai čia yra žinių šaltinis. Tiesa, šitas žinių šaltinis yra pateiktas populiariai ir aš manau, kad tai yra mums pats didžiausias atlyginimas. Ačiū visiems, kurie dirbo kartu. Aš galvoju, kad tai yra pati gražiausia dovana visuomeniai, kuri parodo tai, ką mes visi padarėm, ką mūsų bendras darbas ir kiekvieno iš mūsų kvalifikacija, mokslo pasiekimai, jie čia atsispindi, bet jie atsispindi populiariai, taip, kad suprastų visi mūsų visuomenės nariai. Taigi iš tikrųjų įvykdėm tą pareigą, ne tik tai kuriam žinias, bet ir skleidžiam žinias. Visiems ačiū ir dėkoju taip pat Vilniaus universiteto administracijai, kuri mus visada taip pat remia, bet kokiu atveju, taip pat ir be abejo rašymo procese. Ačiū visiems. Krisa Valtimi, kurią turbūt visi skaitėt. Kaip žinot, yra baisiai pavojinga. Aš bijau, kad man bus kaip pagrindiniam herojui tos knygos. Aš ją perskaitęs konstatuosiu, kad sergu visom ligom, išskyrus kulno nervo uždegimą. Ir tada labai įsižeisiu, kodėl dabar. Ir teks keliauti pas gydytojus prašyti pagalbos. O rimtai kalbant, tai aš manau, kad visi mes žinom Brockhauso enciklopediją, visi mes žinom enciklopediją Britannica. Ir jeigu šalyje yra mokslas, iš didžiosios raidės rimtas mokslas, tai jis galų gale per straipsnius, monografijas ir visus kitus dalykus realizuojasi plačiai publikai tokiomis enciklopedijomis. Todėl šalies yra prestižo reikalas ir garbės reikalas turėti ne verstinę, o savo nuosavą parašytą rimtą enciklopediją. Todėl noriu ir universiteto vardu išreikšti labai nuoširdžią padėką tiek vyriausiam redaktoriui, tiek visam autorių kolektyvui už šitą puikų darbą. Ačiū Jums labai. Sveikas.